Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Prie Jėzaus prieina Zebediejaus sūnus Jokūbas ir Jonas ir kreipiasi: Mokytojau, mes norime, kad padarytum, ko prašysime. Jis atsako: O ko norite, kad jums padaryčiau? Jie tarė: Duok mums sėdėti vienam tavo šlovės dešinėje, kitam kairėje. Jėzus atsakė: Patys nežinote, ko prašote. Ar galite gerti taurę, kurią aš gersiu, ir būti pakrikštyti krikštu, kuriuo aš būsiu krikštijimas? Jie sako: Galime. Bet Jėzus jiems pasakė: Beje, taurę, kurią aš gersiu, jūs gersite, ir krikštu, kuriuo aš būsiu pakrikštytas, jūs taipogi būsite pakrikštyti. Tačiau ne mano reikalas duoti vietą savo dešinėje ar kairėje. Tai bus tiems, kuriems paskirta. Tai išgirdę 10 supyko ant Jokūbo ir Jono. Pasišaukęs mokinius, Jėzus prabilo: Jūs žinote, kad tie, kurie laikomi tautų valdovais, engia jas, ir jų didžiūnai rodo joms savo galią. Ne tai bus su jumis. Kas iš jūsų įsigeis būti didžiausias, bus jūsų tarnas. Ir kas panorės tarp jūsų būti pirmas, bus visų vergas. Juk ir Žmogaus sūnus atėjo ne kad jam būtų tarnaujama, bet kad pats tarnautų ir savo gyvybės kainą daugybę išpirktų. Praeitą sekmadienį girdėjome Jėzaus atsakymą apie atlygį. Jokūbas ir Jonas vieni iš pirmųjų Jėzaus bendrijoje. Tai kodėlgi neužsitikrinus savo ateities pozicijos? Sėdėti kairėje ir dešinėje, būti labai artimoje aplinkoje, vienybėje. Tuo pačiu reiškia pereiti tą patį likimą. Jėzaus atsakyme nežinote, ko prašote, nerasime pajuokos, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Krikščionė. Jei kada norėsi atlyginimo už savo klusnų, daugybės dorybių ir nuopelnų pilną gyvenimą, suprask, kad nežinai, ko nori. Krikščionis, kuris viską daro dėl to, kad jam būtų atlyginta, neturi vienybės su savo Dievu, iš kurio tikisi atlygio. Šitokia krikščionybė išties yra liūdna, be džiaugsmo, tiesiog komercinė krikščionybė. Krikščionybė, kaip žinome, nėra laimingas bilietas į amžinybę. Tai juk ne loterija. Mūsų tikėjimas tai kasdienos gyvenimas. Išimtosios tautos lauktasis Dievo tarnas eis, kalbės, mokys, bet visą laiką veiks. Ir pats išties savasias rankas ant kryžiaus, tam, kad Dievo tauta būtų vėl sutaikyta su Dievu. Kad žmogus vėl būtų atnaujintas ir naujai gyventų. Sunku priimti Jėzaus žodžius: kas nori būti pirmas, tebūnie visų tarnas ir visiems tetarnauja. Tačiau šie žodžiai tai jo gyvenimas. Jis pats, būdamas viešpats ir mokytojas, mokiniams pasilenks plauti kojų prieš savąją mirtį ir mirs ne tik už mokinius, už kiekvieną iš mūsų. Kaip pastebi evangelistas Morkus, 10 mokinių supyksta ant Jokūbo ir Jono. Tačiau įdomu, kas buvo jų mintyse ir jų svajonėse apie sėdėjimą viešpaties dešinėje ir kairėje. Turbūt panašiai kaip ir mes. Giliai širdyje turime daug vilčių, labai slaptų, kartais labai egoistiškų, ir dažnai piktinamės žmonėmis, kurie tai sugeba garsiai pasakyti, nors patys galbūt ir žymiai daugiau ir savanaudiškiau mąstome. Šiandien bažnyčia mini misijų sekmadienį. Misijų rajonai ne tik tai tolimoji Afrika ar kitos pasaulio šalys, pasaulio kampeliai. Misijos mūsų Lietuvoje, mūsų kasdienos aplinkoje,
mūsų darbo, studijų, tarnybos vietoje. Šiemetinėme laiške misijų dienos proga popiežius Pranciškus sako, jog misija yra aistra Jėzui Kristui ir aistra žmonėms. Taigi pirmiausia, šį sekmadienį pakvietimas galbūt iš naujo arba giliau atpažinti mūsų mokytoją, mūsų viešpatį. Ir būtent atpažinti jį tarnaujantį savo broliams seserims iki galo, iki kryžiaus mirties. Ir degti aistra jam. O kas užsidega šią aistrą mūsų viešpačiui, negali nepastebėti brolių ir seserų šalia esančių. Gerosios naujienos nešimas žmonėms, misijos, tai neskambus lozungai ar gražūs išmintingi pamokymai. Tai pirmiausia tarnavimas jiems, visų kuo, kaip mes būsime paprašyti, pasilenkiant prie jų, išgirstant jų širdies lūkesčius ir stengiantis, kaip mūsų viešpats, jiems patarnauti, būti vedančiais į tarnaujančio viešpaties karalystę. Amen. Taip tebūnie.